Labas rytukas, pusryčiukams nieko naujo, kiaušinukai, dar papildomai kiaušinių baltymų dėjau, pievagrybių, agurkai, rukola, paprika, pomidoriukai ir duonytė. Turiu šiek tiek laisvo laiko, tai važiuoju iki centriuko. Reikia pudros nusipirkti, tušą, reikia kretino ir senai jau primarkę buvau, tai gal į primarką dar užsuksiu. Nors kas žiūrite mano vlogus, tai gal prisimenate, kažkada sakiau, kad dabar nepirksiu jokių rūbų, kol nenumesiu svorio. Tai iš tikrųjų jau senai ir pirkau kažką, tai nieko ir neperku paskutiniu metu. Bet galvoju, šiandien užsuksiu į primarką pažiūrėti, nes senai jau tikrai buvau. Pažiūrėsiu, kas gero, gal kažką rasiu, gal ir nieko nepirksiu, gal tik apsidairysiu. Tai lekiu ir kai grįšiu, parodysiu, ką nusipirkau. Aš jau grįžau iš primarko. Su vienu maišu grįžau, bet aišku, čia ir buceką pirkau, tai iš tikrųjų tai nieko gero tam primarke, atrodo pilna tų rūbų visokiausių, viską, bet kažkaip, kad labai kažkas tai patiktų, tai nelabai radau. Keletą pasiėmiau maikučių, tokį žvarkelį. Tai sakiau, nieko nepirksiu, bet nusipirkau, nes tokių maikučių kasdien reikėjo, tai pasiėmiau. Tai parodysiu, ką nusipirkau. Tai pirmas pirkinukas, tokia, nežinau kaip pavadinti, striukytė, toksai bomberis. Toks visai nieko, čia kišenės yra. Ta medžiaga tokia minkšta, labai tokia faina. Tai va, tai čia ir pavasariui, ir vasarai bus gerai, kai ryte šalta ar vakarai vėsesni, ir rudeniui. Man tai patinka, visai nieko. Ir kainavo tik tai 10 svarų, o kainavęs 28 svarai. Tai manau, kad už 10 svarų tai tikrai čia pigiai. Džemperiuką tokį pasiimu. Visai man patinka ta spalva tokia gelsva, tokia šviesiai geltona. Užtrauktukas užsitraukia, man labai patinka, kai būna kaklai tokie ilgesni. Nes man jeigu būna kaklai šalta, tai tada man visai šalta. Tai galima atsitraukti, toks visai fainas. Fainas, bus kasdienai, bus gerai. Džemperių niekada man per daug nebūna. Man patinka sportinis stilius. Tai čia pasiėmiau kokį dydį. Dabar nežinau. Emą pasiėmiau ir 14 svarų kainavo. Ir pasiėmiau dar keletą maikučių. Tai vieną tokią pasiėmiau. Nesirengsiu, tingiu rengtis. Manau, kad tiks, nes vis tiek toks didis. Ai, čia esą netgi pasiėmiau, bet toks oversizinis dydis. Tikrai tiks. Jau didesnės kažkaip nenorėjau imti, kad būtų labai plati. Ir kainavo 5 svarai. Tai sunešiosiu kasdien. Tada pasiėmiau paprastą tokią juodą maikutę. Šitą pasiėmiau M dydį, nes manau, kad tokia bus aptemptesnė, nebus labai laisva. Tai kainavo 3 svarai, irgi kasdien sunešiosiu. Ir dar vieną maikutę pasiėmiau. Tie lipdukai mane nervina, kaip būna užklijuoti. Tokia irgi gelsva, kaip džemperio spalva. Tai galima netgi po apačią apsirengti. Tik šitą tai tokia... Ne, gal nebus plati, taip atrodo. Tai šitą pasiėmiau L dydį, irgi 3 svarai kainavo. Tai bus kasdien.
Tai iš mano rūbų viskas, nieko daugiau savo neėmiau. Ir mažyliukui paėmiau tokį kostiumuką, bet atskirai čia reikėjo jau pirkti. Tai vasarai paėmiau tokius šortukus. Vieni žali, kiti geltoni, tokios gražios spalvos. Tai kainavo 4 svarai. Ir dar prie šortukų paėmiau tokias pačias maikutes. Geltona ir žalia. Tokios labai gražios spalvos, tokios pavasarinės, vasarinės. Tai irgi 4 svarai kainavo. Tai va. O šiaip tai nieko gero, kažkaip tai nieko ypatingo. Ir vyresnėlė čia į mokyklą kojinių dar jau daug paėmiau, nes jisai greitai sunešiojo. Ai, dar vieną daiktą savo pasiėmiau. Pamiršau visai, tai pasiėmiau galvajuosčių, kai sportuoju užsidėti. Tokios visai fainos. Buvo dar balta ir ružava, tai nežinau, pažiūrėsiu, kaip šitos atrodys. Tai iš Primarko viską parodžiau, ką nusipirkau, tai dabar parodysiu dar ką nusipirkau būce. Ai, ne, dar vienas dalykas liko, dabar pamačiau. Tai dar Primarke nusipirkau žvakę. Aš esu žvakių mėgėja. Čia Sandalwood ir Amber. Ir kainavo tik tai 1 svarą, o kainavusi 3 svarus. Tai žvakės man labai patinka ir man niekada jų per daug nebūna. Tokia paprasta juoda, bet taip gražiai atrodo. Nors jau pilną turiu, bet kažkur tai padėsiu. Dabar parodysiu, ką iš Boots'o nusipirkau. Tai pasiėmiau šitą purškiklį garbanoms, čia ir garbanotiems plaukams tinka. Tai aš, kai išsiplaunu galvą, išsipurškiu su šituo ir su rankom suspaudau, tokias garbanas pasidarau ir labai fainai taip susigarbanoja ir iš tikrųjų geras, jau ne pirmą kartą perku, dabar dar akcija buvo, tai vėl nusipirkau, tai labai patinka, tikrai geras ir nesulipina plaukų kaip putos, tai rekomenduoju tikrai, kas turite garbanotus plaukus arba norite susigarbanoti, parodysiu gal kažkada kaip darau. Tada pasiėmiau tušą, nes jau baigėsi, tai pasiėmiau L'Orealio. Tai patį juodžiausią pasiėmiau, šiaip labai fainas, man patinka ir šepetukas toks geras, bet dabar neišimsiu su viena ranka. Gal pabandysiu. Visai patinka, va, šepetukas visai neblogas, jau išbandžiau, geras. Esu naudojusi, tai vėlgi pasiėmiau šitą. Iš Revolution pasiėmiau šitą antakių serumą, tai vis vakare ryte pasitepu, nes mano vargšai tie antakėliai, tų plaukelių mažai, tai sakau, gal sustiprins, gal paaugs šiek tiek. Baigėsi mano pudra, tai turiu dar kitų tų pudrų, bet vis tiek grįžtu aš prie šitos, už šitą geresnės nerandu aš pudros, šita mano yra favoritė. Geriausiai išlieka, tai aš perku šitą spalvą 3N1 Ivory Beige. Tai mano pati geriausia pudra, kol kas dar tikrai, kaip ir sakau, neatradau geresnės nei šita. Ir pasiėmiau kūno losjoną, tai toksai su lengvu tokiu įdegiu, visai fainas man šitas patinka, medium dark pasiimu visada. Tokiam lengvam įdegiui, nes į soliariumą dabar kažkaip labai tingiu eiti paskutiniu metu, nežinau kažkaip tai. Ir tada iš Holland & Barrett pasiėmiau kretino, nes jau mano baiginėjasi. Tai šitas yra be skonio, tai įsidedu kartais aš ir į kavą ryte, arba kai darausi elektrolitus įsidedu, arba paprastai į vandenį ir išgeriu. Tai dabar jau netgi mokslininkų ištirta, kad jau ne vien tik tai sportininkams reikia gerti šitą kretiną, bet ir nebūtinai sportuojantiems, labai daug gerų savybių ir smegenų funkcionavimui, ir raumenų atsistatymui, ir augimui. Vienu žodžiu, tikrai geras dalykėlis. Aš jau geriau anksčiau, kurį laiką nebegeriau, dabar vėl grįžau, jau gal 3 savaitės kokias geriu, tai tikrai jaučiu poveikį, tikrai
daug geriau sportuojasi ir atsistatymas po sporto daug geriau, ne taip raumenis skauda. Užsimaniau užkanduko, tai pasidarysiu tokį užkanduką. Jau matėte, jau daug kartų dariausi. Tai turbūt mano mėgstamiausias užkandukas, tai beigelis, užstepsiu riešutų sviesto ir bananą užsidėsiu ant viršaus. Gaminu dabar pietus, tai neparodžiau, kaip dariau vištienos kotletukus, bet aš paprastai labai kiaušinį vieną įmušu, prieskonių visokių ir viską, sumaišau viską. Aš tai dar dėčiau žolelių, bet mano vaikai po to nevalgo, tai nededu žolelių, nieko. Tai taip paprastai tik tai padarau ir kišiu į orkaitę kepti. Ir tuo pačiu dar pasidariau paruoštuką, tai užsimarinavau vištienos krūtinėlę. Tai kaip visada marinuoju su šiek tiek jogurtų, prieskoniukai visoki. Dar visada dedu aš svogūno, bet šį kartą nedėsiu. Tai tik tai taip užmarinuosiu ir gali stovėti 3-4 dienas, tai būna išsikepu vieną krūtinėlę į karšto oro gruzdintuvę, kad šviežiai valgyti. Mano pietukai bus labai skanus, rauginti kopūstai, virtos bulvės, vištienos kotletukai kepti orkaitėje. Tai šitie rauginti kopūstai patys skaniausi, jie nėra tokie rūgštūs, labai skanus. Man atrodo, jau esu rodžiusi savo vloguose. Tai tikrai rekomenduoju paragauti, jeigu neragavote. Tai aš perku šitos pakistaniečių parduotuvėje, bet man atrodo, kad yra europiečių parduotuvėse, lietuvinėse. Tikrai, manau, rasite. Labai skanus. Einu pietauti, net seilės kaupiasi jau. Gaminsiu dabar vakarienę, tai turiu jau užsimarinavusi vištieną, kur šiandien užsimarinavau. Tai išsikepsiu karšto oro gruzdintuvėje, pasidarysiu salotų, šiek tiek avokado dėsiu, norisi agurkėlių marinuotų, pipiriukų, pomidoriukų ir šiek tiek traškučių šitų paragausiu. Tai tokia bus mano vakarienė, baltyminė, paprasta ir labai skani. Paskutinis šiandienos valgymas, desertukas, arbūziukas. Dar toks nelabai prinokęs, nelabai raudonas, bet visai toksai skanus, saldus.